L'ordine del giorno reca in discussione la relazione Arugnas de Gutis sulle norme comuni per la prestazione di servizi di trasporto aereo. Ha facoltà di intervenire il relatore onorevole de Gutis. Dėkuoju pirmininkančiam, gerbiami kolegos, gerbiami komisijos atstovai. Šis būsimas reglamentas turėtų pakeisti 3 šiuo metu galiojančius reglamentus, kurie ir sudaro trečiąjį nuostatų rinkinį, skirtą vidaus oro susisiekimo rinkai. Minėtose reglamentuose yra nustatoma licencijų išdavimo oro vežėjų bendrovėms ir jų panaikinimo tvarka, laisvas bendrijos oro vežėjų naudojimosi bendrijos oro trasomis principas bei liberalizuojama oro linijų bilietų kainos. Pradėjus taikyti trečiąjį rinkinio nuostatas, įvyko neregėta Europos oro susisiekimo sektoriaus plėtra. Išnyko senosios monopolijos, buvo sukurta kabotažo sistema ir visose rinkose suaktyvėjo vartotojams naudinga konkurencija, ypatingai kainos srityje. Taip stipriai reguliuojama dvišaliais susitarimais pagrįsta Europos aviacijos rinka tapo bendraja itin konkurencinga rinka. Natūralu, kad po kelių trečiojo rinkinio nuostatų taikymo metų vienos nuostatos paseno, kitos blogai taikomos, todėl jas reikia peržiūrėti, persvarstyti ar tiesiog panaikinti. Šio pasiūlymu teikiama pakoreguoti 3 minėtus reglamentus, kad jie taptų paprastesni, taikyti, supaprastinti teisinius pagrindus, panaikinti pasenusias jos dalis ir nustatyti naujus griežtesnius reikalavimus. Mano nuomonė, komisijos pasiūlymas yra logiškas ir sutinku, kad yra ne tik prasmė, bet ir tikslas bei būtinybė peržiūrėti galiojančius reglamentus. Visgi transporto komiteto nuomonė, kuriai aš be abejo pritariu, kai kurias svarbias vietas reikėtų patikslinti. Norėčiau paminėti keletą. Nuoma. Valstybių narių nuomos sutarčių praktika yra skirtinga. Tai gali iškreipti rinką ir sukelti socialinės bei aviacijos saugos problemas. Todėl neabejotinai reikėtų nustatyti naujus bendrus reikalavimus. 13 straipsnėje siūlomos taisyklės yra per daug griežtos ir juose nesižvelgiama kai kurių oro linijų ypatybės, ypatingai sezoniškumą. Todėl būtų gerai rasti logišką kompromisą tarp socialinių interesų bei saugumo ir kartu pagerinti oro linijų veiklą. Mano nuomonė, transporto komitete pasiektas kompromisas gali šią problemą išspręsti. Kainų skaidrumas. Mes pritarėme komisijos siekiui uždrausti skelbti ir reklamuoti skrydžių kainas, į kurias neįskaičiuotos jokios įmokos, priemokos, mokesčiai rinkliavos. Aš manau, kad oro linijų įsipareigojimas skelbti galutinės kainas turi būti aiškiai suformuluotas. Čia mes taip pat suradome kompromisą, kuris tuo pačiu metu atspindi ir vartotojų poreikius. Socialiniai ypatumai. Socialinių ypatumus liečiantis pasiūlymai teikimi kolegų iš kitų frakcijų, mano manimu, yra per ankstyva. Iki galo neišnagrinėjus galimų pasiekmių tuo atveju, jeigu juos priimtume šiuo metu. Todėl komisijos prašome paruošti studiją, kurios pagrindų būtų galima reguliuoti šios klausimus, nesudarant kliučių aviacijos industrijos konkurencingumui gerinti. Kelių apsaugos srityje. Komisijos pasiūlyme nenumatytas joks aiškus mechanizmas užtikrinantis, kad keleiviai nenukentėtų nuo oro linijų bankroto padarinių, pavyzdžiui, negavę kompensacijų už anuliuotus skrydžius ar palikti linkimo valiai toli užsienyje. Todėl mes manome, kad į reglamentą būtų įtrauktos nuostatos dėl keleivių apsaugos. Tai liečia 15-16 pataisos. Įpareigojimas teikti viešasias paslaugas ir regioniniai oro uostai. Manau, kad bet kokios formuluotės regioninių oro uostų apibrėžimas, įpareigojant teikti viešasias paslaugas, neišvengiamai apims oro uostus esančius ekonomiškai pranašiuose regionuose, o oro uostai esantis regionuose, kuriems reikalinga ekonominė ir socialinė parama, į šią savoką gali ir nepatekti. Kadangi įpareigojimas teikti viešasias paslaugas, savo principų pritaikytas tik oro uostams, aptarnaujantiems regionus turinčius ekonominių ir socialinių problemų, todėl sunkiai apibrėžiama regioninių oro uostų savoką siūlyčiau panaikinti šiame dokumente aplamai. Be anksčiau minėtų punktų reikėtų paaiškinti ir keletą apibrėžčių bei sąlygų, kad būtų išvengiama nesusipratimų ar klaidingo taikymo. Bendrijos vidaus oro paslaugos. Kitaip nei pirmie aptartomis temomis, kur pasiūlėme keletą pataisų, manome, kad siūlomas komisijos įgaliojimų išplėtimas, sprendžiant su oro paslaugų teikimu bendrijos viduje susijusiais klausimus, turėtų būti palaikytas. Komisija gali dėrėtis dėl kai kurių teisių efektyviau negu šalis narės atskirai, todėl turėti tokią galimybę. Tai parodė susitarimas su Rusija dėl tranzitinių skrydžių virš Sibiro.
Todėl siūloma priimti komisijos pasiūlytą 15 straipsnio redakciją. Tokia yra trumpai teikiamų paslaugų esmė. Dėkuoju už dėmesį. Grazie.